Sheltonas Jacksonas vienintelis šiame sezone Vytyje įsitvirtinęs legionierius. Prieš tai iš akius buvo atvykę Brianas Wanamakeris ir DeAndre Smithas. Pirmasis išvyko rungtyniauti į Šilutę ir į Šilutę su nuotykiais mes dar grįšime, o antrasis po kelių nesėkmingų rungtynių paliko Lietuvą. Sheltonui karjeros Vytyje pradžia buvo sunki. Iš pradžių jis rungtyniavo nepaisydamas traumos, o po to nesulaukęs naujųjų gulėsi ant operacinės stalo. Vėl į aikštelę iš Čikagos atvykęs žaidėjas grįžo tik sausio 5-ąją rungtynėse Palangoje. Po sugrįžimo krepšininkas rezultatyvesnis neįprasta. Vidutiniškai pelno po 10 taškų, į Telšių krepšį įmetė net 21. Kitose rungtynėse su Rasais Sheltonas komandai tiesiog pritrūko žaidėjų, žengiant parketo nepaisydamas traumos. Dėl savo nesavanaudiško ir pasiaukojamo žaidimo bei puikaus humoro jausmo amerikietį mėgsta ir komandos draugai. I'm hiding my wallet because I have $1 million in it, and I'm hiding my phone. Where did you get the $1 million? I robbed the Lithuanian bank 2 days ago. Nemanau, kad jam sudėtinga visų pirma, jisai pats labai kalbus, būna šneka lietuviškai, kaip derinė ausis pats šneka, ausis pats paklausė, kaip lietuviškai skambėtų iš anglų kalbos išvertęs, tai pats labai komunikabilus ir su juo lengva bendrauti. Iškart per savaitę supratau, kad galima žmogų per dantį patraukti. Supranta visus bairius, labai greitai įsipaišė į visą šią kolektyvą. Shelton? Yes. Oh, what's up, man? Good, brother. How you doing? Good. How you doing? Gerai, kad nepradeda repuoti savo Čikagos gangster repų kokį, žinot. Bet kai važiuoju, kai klausiu tavo, per savo ausinės visas autobusiukas girdė, tai kažkas pasaka seka angliškai. Ed is a silly person, man. He's probably the silliest guy on the team, besides G. So it's fun to play with these guys. I like it. Gediminas Maceina ir Edvinas Jezukevičius ir taip dažnai tampa laidos herojais. Pakalbėkime apie Augustiną Venskų. Būtent jauną įvyčio snaiperį dažniausiai galime matyti šalia Sheltono Jacksono. Augustinui tenka atlikti vertėjo vaidmenį. Jis padeda legionieriui suprasti tai, ką sako treneriai. Treneris, sakau, pastebėjo, kad mes gerai su Sheltonu sutarėm, kad daug bendraujam. Išgirdo, kad mano anglų žinios gali neblogos, kad galiu pavertėjauti jam ir porą rungtynių paverčiau. Susigaudė normaliai aikšteliai, tai dabar visą laiką kaip ir verčiu jam. Shelton, come here. Is he a good translator? Yeah, he's amazing, actually. He's probably the best that I've had in Lithuania ever. Every day after practice, we play a game, and it's about the person who makes the most shots. Most of the time, I win, and I'm very, what's the word? I'm very motivated, of course, to beat him, of course. But I'm a sore loser, so I hate to lose. So maybe that is the reason why my shot is getting better. Komandos nariai panašu mėgsta pakonkuruoti tarpusavyje. Štai Sheltonas Jacksonas su Roku Stankevičiumi besilyginantis raumenų apimtis. Rokas is, you know, the strongest guy I know, the loveliest guy, you know. Rokas is the strongest guy on the team. Rokas is, yeah, I would think so. Yeah. I think he lifts the most, actually. Really? Like him compared to me, look at that. Nothing. Linksmas ir smalsus krepšininkas nevengia padirbėti ir operatoriumi. Šią profesiją pasitaikius progai po vienos treniruočių jis išbandė nusprendęs pakalbinti komandos gydytoją Tadą. Do you love me, Tadas? No. Next question. Do you think that your English has gotten better since the American guy has gotten here? Yeah, I think it got much better. I don't take long pauses now, and I have like much more words that I use, but I'm more expressive. Į treniruotę prieš savaitgalį, per kurį ekipos laukia mačai su Šilutė ir Sūduva, susirinko per ilgą laiką rekordinis skaičių žaidėjų – 12. Situacija nebereikalavo iš Povilo Butkevičiaus kaip rungtynėse prieš Rasus žaisti žaidėjų. Tiesiog, aš mačiau, kad mūsų mažiem yra sudėtinga ir jie pavargo ir plus Raseiniai spaudė, tai tiesiog reikėjo padėti išsivaryti, o tiesiog tai situacija privertė tai daryti. O anksčiau yra tokia situacija, tekia atsidurti? Yra, kad šitoj klasėje tarp klasinėse varžybose. Pats Povilas šį savaitgalį dar išnaudojo atsigavimui ir nevyko į Šilutę. Ten trūko ir Virginijaus Sirvydžio, vyriausiojo trenerio atsigavimas po ligos užtruko ilgiausiai. Mes palaikom ryšį visą laiką, treneris visą laiką, sakykim, su komanda, nors ir Vilniuje, bet su komanda viską žino, kas pas mus darosi, galbūt vienam biškį sunkoka viską įvertinti, aišku, smagiau, kai yra padėjėjas, bet situacija yra tokia, kokia yra ir mes čia dėl to didelės tragedijos nedarom.
Vytis pirmajame kėlinyje priminė tą komandą, kuri šiame sezone išgyveno geriausius ekipos laikus ir fiksavo pergalių serijas. Tačiau antrajame ketvirtyje 34 taškus pelniusi Šilutė atitrūko, o tuomet salėje dingo elektra, kuri netrukus atsirado. Ir tuomet vėl dingo. Laimei rungtynių nutraukti neteko. Trumpą pertraukėlę pasitarimų išnaudojusios komandos vėl atsirado šviesai tęsė susitikimą, kuriame Vytis visgi pademonstravo susižaidimo stoką. Tik nuo praėjusios savaitės gausia sudėtimi besitreniruojanti komanda praleido net 93 taškus ir antrą kartą šiemet krito Šilutėje. Jomajo, tai jūs biški sekite tai lentą, pasižiūrėkite. Jeigu jau ir bėgi ant greito, tu nesustok ant vidutinio, tu prašyk po krepšių, kas tave sustabdys? Eini 2 baudas mest. Viskas. Dabar jeigu pirmas kėlinukas buvo ideali gynyba, tai ten užbombardavo trajakis. 34 taškus. Jau kitą dieną Vyčio laukė klasikinės rungtynės, Suvalkijos derbis prieš Sūduvą. Prieš tai buvom sutriuškinti iš tikrųjų, tai tikrai galim pažadėti, kad tokių rungtynių daugiau nebus iš mūsų.